Aš galvoju, kad pirmas kartas, galbūt gerai, nesakysiu pirmas, nes galima galbūt rasti ir kitokių, bet kuris ateina vat į galvą, tai pradžios knygoje yra pasakyta, kad Enochas, sako, jisai vaikščiojo su Dievu. Ir dažnai mes priimam tokią, kad, jisai reiškia, turbūt vaikščiojo, gyveno su Dievu. Bet kažkodėl paminėtas vaikščiojo, nepasakyta gulėjo, skraidė, dirbo kartu su Dievu. Ir galvoju, tas aspektas vaikščiojimo ir netgi kada žmogus buvo sukurtas rovėje ir kada jisai nusidėjo, sako, Dievas atėjo vaikščiodamas po sodą. Kažkodėl tas vaikščiojimas Biblijoje vis išlenda ir netgi kada po prisikėlimo žmonės nusivylę ėjo į pakelių į Emausą, Luko Evangelijai, pabaigoje Luko Evangelijos parašyta. Tame pasivaikščiojime Jėzus prie jų prisijungė. Ir tas pasivaikščiojimas tapo ne vien tik tais pasivaikščiojimas, bet tapo susitikimas, realiai susitikimas su prisikėlusiu Mesiju. Tai aš sakyčiau, tas pasivaikščiojimas galų gale žydai turėjo nustatę, kiek turi būti metrų nueinama pasivaikščiojimo. Bet viskas buvo matuojama nuo žmogaus palapinės iki šventyklos. Tai tas pasivaikščiojimas nebuvo taip, kad išeikim, kad, 20 km dabar mes vaikščiosim. Tas pasivaikščiojimas vis tik tais turėjo kažkokį turėjo tikslą, link kurio buvo einama. Ne vien tik tais prablaškyti smegenis, bet tame pasivaikščiojime buvo kažkoks tai dvasinis aspektas lygiai taip. Aš galvoju, juk lygiai taip pat Izraelitai išėjo iš Egipto. 40 metų vaikščiojo. 40 metų vaikščiojo. Tas vaikščiojimas net 40 metų nebuvo suplanuota. Jie būtų susisukę daug greičiau, bet vis tiek tai buvo tas ėjimas su Dievu ir per tą kelią ėjimo šiaip labai galimybių pažinti Dievą. Dievas atsiskleidžia duodamas jiems 10 Dievo įsakymų. Jie gauna pirmus, žingsnius, ką jie kaip laisva tauta gali pradėti daryti, nuo ko jie galėtų pradėti būti tauta. Tai visame tame kelyje, ar ne, kelionėje visą tai ir subręsta. Tai tas vaikščiojimas daugiau yra ne tik kaip tu pasakei, tiesioginis išėjau, pakeičiau aplinką, bet tai yra taip pat ir tavo laikas pabūti, išgirsti, pergalvoti, permastyti, pabendrauti su Dievu galbūt kitoje aplinkoje. Aš nežinau, man, pavyzdžiui, jeigu čia einant prie tokio praktiško pritaikymo, man yra sunku melstis, pavyzdžiui, namuose atsiklaupus arba atsistojus. Man reikia judesio, kad aš išlaikyčiau dėmesį. Ir ėjimas pasivaikščioti man ypatingai naudingas, ypatingai jeigu kažkokią Biblijos eilutę mąstau arba noriu pasimelsti su Dievu, kažkodėl tai žymiai lengviau susikoncentruoti ir visa ta maldos kokybė žymiai kitokia. Man nebe taip nuobodu, kai sėdėti arba klūpėti ir galvoti, keliai skauda arba jau čia kažkur tai reikia skubėti išeiti. Tu išeini ir tu skiri laiko. Ir tu negali tiesiog, dabar man reikia grįžti namo, sėdi į mašiną ir grįžai po kelių minučių. Reikia grįžti namo. Viskam yra laikas ir mes, tai toksai sąmoningas įjungimas sulėtinimo ir man jis ypatingai naudingas. Gerai, tai sulėtinti vienas dalykas, tai yra daryti kažką ne tempui, bet kokybei. Ar ne? Nes mes dažnai 6 dienas per savaitę tu gyveni tempui arba daugmaž 6 dienas per savaitę. Tau reikia uždirbti, tau reikia nuvežti vaikus į darželį, pasiimti, padaryti valgyti, visa ta rutina. Kai tu galvoji apie kažkokią tai iš gyvenimo susijusius dalykus. Čia Šabo visa manifesto idėja yra apie sulėtinimą. Ir čia šitoje vietoje priversti galbūt tiesiog pasinaudoti progą pakeisti aplinką, išeiti iš tos aplinkos, kurioje tu sukaisi kaip voverė rate. Nes čia, gerai, galima ir neiti, ar ne? Bet tu žiūri tą pačią kriauklę, kurioje yra krūva indų ir tu sakai, ne, aš neplausiu, nes šiandien Šabo diena. Ne, neplausiu. Kiek dar liko? Ne, neplausiu. Bet kai tu pakeiti aplinką, išeini kažkur, tu tiesiog gyveni tau ir ypač jeigu išeini į gamtą, kuriame niekas nepriklauso nuo tavęs. Tu ten esi kaip dalis to pasaulio, bet nesi pasaulio bamba ir kiekvienas skruzdėlė užlipus ant kojos gali tave apsisioti, nes tiesiog
tiesiog jie gyvena tą gyvenimą ir tu čia esi toje terpėje to. Esi priverstas palikti savo kovą už išlikimą ir tiesiog plaukti pasroviui. Tai aš manau, tas principas to kokybiško pabuvimo su savimi šitame pasivaikščiojime, ar ne? Jo, galų gale kažkas yra pasakęs, tikėjimas yra iš 2 žodžių tikėjimas, ar ne tik ėjimas. Tai tas pasivaikščiojimas ir tas tikėjimas kaip vaikščiojimas kartu su Dievu labai stiprus pačioje Biblijoje. Tai nemanau, kad jeigu tuo metu Jėzus būtų turėjęs motociklą arba kažką, tai būtų visai kitokie žodžiai ir visai kitokios vertybės. Manau, kad vis tik tas naudojimas savo kojų ir fiziniai pratimai galų gale, bet to pačiu aplinkos pakeitimas, pabuvimas su Dievu, skiriant tam laiko, ne 2-3 minutės, bet tiesiog būnant, leisti savo pabūti. Tai labai svarbus aspektai. Galų gale, kaip ir minėjai, kad Šabo manifestas susidaro iš 10 principų. Tai mes neturim vieno izoliuoti jo, kad viskas šiandien išeinu 6 ryto ir grįšiu tik 10 vakare. Va čia tai pabuvimas pasivaikščiojimo. Nors galbūt kartais, jeigu turiu pažįstamą vieną, kuris turi sodybą, ten rūpinasi, vargų begalės, visą kitą, jis išvažiuoja 3 dienom žvejoti. Sako, man reikia ir sako, aš grįžtu visai kitoks. Tai galbūt kartais tokių drastiškų irgi reikėtų, bet manau, kad vieną kartą dienoje be visų tų dalykų kitų principinių, kurie yra minimi Šabo manifeste, tas toksai dalykas, kada tiesiog išeina, arba net ne vienas gali, bet ta prasme, kad tiesiog išeiti, nes tada tas laikas įgauna visai kitokią skonį. Taigi čia daugiau vis dėlto dėtumėm kirti ant išeiti. Jo, išeiti. Išeiti, palikti, eiti, ieškoti kažko naujo. Ir tiesioginė to žodžio prasme, ir tuo pat metu galima imti kaip principą, tiesiog galbūt ne tai, kad išeiti į parką, bet išeiti, pakeisti aplinką, gal net, sakykime, 2, 3, 5 dienom. Mes čia nebandom, kaip pasakyti, pasiūlyti, kad, išeikit ir barbecue kažkur darykit, ir būtinai tai turi būti. Tai kiekvienas tegul prisitaiko tą principą savo, bet tegul įsivertina, nes iš tikrųjų mūsų protams reikia pailsėti. Ir kaip mes juos pailsime? Aš pailsiu tada, kada išeinu, kada būnu, kada priimu daug visko ir kažkaip tai reflektuoju, be atsakomybės, kad man reikia kažką daryti, kažką pasiekti, tiesiog pabūnu dalimi, kaip minėjai, dalimi to viso proceso ir tam irgi yra didelė vertė.